labai džiugu, kad tai antra stovykla. Tai jau aš galiu drąsiai sakyti, kai darosi, kad tai tampa tradicija. Iš šios stovyklos tikiuosi naujų patirčių, žinių, kurias galėčiau po to pritaikyti savo ateityje. Atrasti savęs daugiau. Tikiuosi, kad galbūt netgi užkabinsi ir nueisiu į profesijos pusę. Labiausiai patiko, kai reikėjo užsidėti tokius kostiumus oranžinius didelius, kurie mums buvo labai per dideli. Reikėjo lipti žemyn kaip į bunkerį ir buvo labai daug dūmų ir mes buvom 4 draugės ir reikėjo ištraukti tokį labai sunkų draugą. Ir tas buvo labai juokinga ir labai smagu ir kritom ir juokėmės ir buvo labai daug visokių emocijų. Nesitikėjau, kad šoksim į baseiną. Šiaip labai patiko pats kostiumas, jis man pasirodė labai keistas, pasijutau kaip teletabis. Tai jo, buvo labai linksma. Vairavau laivą, 3D. Labai patiko, tikrai jaučiausi kaip laive. Dabar vairavau jau kėdėje su tikrais pojūčiais, svyravimais, tai irgi labai patiko, realu. Šitoje stovykloje nusprendžiau sudalyvauti, norėdamas pažinti galbūt daugiau laivybos kariuomenę, nes pats planuoju sieti savo gyvenimą su kariuomenė. Būtų įdomu sužinoti apie laivus ir visą kitą. Taip pat ir pačią jūreivystę, galbūt ir pasirinkti kitą profesiją vietoj to. Tikiuosi labiau susipažinti su pačia jūra, su jos profesijų galimybėmis. Labiausiai patiko, kai mane gelbėjo su sraigtasparniu. Visos fizinės veiklos patiko, gelbėti draugą, pačiam įsigelbėti, šokti į baseiną. Šiaip šita stovykla, aš jos net nepavadinčiau stovyklą, nes labai skiriasi nuo bet kokios stovyklos, kurioje aš buvau. Visi, kurie atvažiuoja ir visi, kurie yra atrinkti, yra tiesiog labai motyvuoti žmonės ir yra labai draugiški. Mes galim pasivaikščioti po miestą, pamatyti pačią Klaipėdą, jeigu reikia nueiti į tos pačios parduotuvės ir panašiai, grįžti atgal, leisti laiką su draugais. Šiaip labai stipriai pasikeitė mąstymas, ypač laivuose, kad kas vyksta. Nesitikėjau, kad taip sudėtingai viskas, tikėjausi, kad paprasčiau. Nesitikėjau, kad tiek daug rolių turi, kad tiek daug žmonių vežios laivai. Iš išorės visi tie keltai, irgi nesitikėjau, kad jie tokie didžiuliai viduje ir turi tiek daug visko. Norėčiau dažniau ir daugiau į tokias stovyklas ar panašias veiklas, kad Lietuvoje daugiau tokių dalykų atsirastų. Stovyklos galėjau, galim pasakyti, kad tikrai Klaipėda yra nuostabus miestas ir turi tikrai labai daug galimybių.